Oho, apie dirbtinį intelektą žinau kur kas daugiau nei prieš porą savaičių ir labai nekantrauju viskuo su jumis pasidalinti. Bet prieš pradedant naują temą prisiminkime kelis terminus. Liepa, kas yra neuroniniai tinklai? Neuroniniai tinklai tai dirbtinio intelekto sistema, sudaryta iš daugybės paprastų ir tarpusavėje sujungtų procesorių, kurie veikia pagal neuronų veiklos biologinėje nervų sistemoje modelį. Gilusis mokymasis? Gilusis mokymasis yra mašininio mokymosi atšaka, kur kiekvienas sluoksnis išmoksta vis abstraktesnius ir sunkiau suprantamus duomenų bruožus. O Turingo testas? Anglų matematiko Alano Turingo įrankis skirtas atpažinti mašinų gebėjimą demonstruoti intelektą. Akivaizdu, dirbtinis intelektas jau supamas. Dirbtiniu intelektu mes naudojamės, kai fotografuojame mobiliuoju telefonu portreto režimu, arba kai atsižvelgiame į muzikinės rekomendacijas, kurias pateikia algoritmai, pagal kuriuos nustatomi vartotojų pomėgiai, arba kai naudojame maršruto optimizatorius, rodančius geriausią būdą pasiekti norimą vietą, arba elektroninio pašto šlamšto filtrus, kurie automatiškai atlieka elektroninių laiškų rūšiavimo funkciją. Dirbtinis intelektas dideliu greičiu keičia kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Šie pokyčiai atrodo tokie greiti, kad vis dažniau išgirstame slegiančių prognozių. Žmonės nebeturės darbo. Ateitis čia ir dabar. Tokį pavadinimą sugalvojame šios laidos temai. Ateinančius dešimtmečius dirbtinis intelektas keis ne tik akademinio, bet ir verslo pasaulio veikimo principus. Išlieka vienas ir vienintelis klausimas. Kaip? Todėl šios laidos tikslas yra būtent aptarti pliusus bei minusus, su kuriais susidursime ateities darbo rinkoje kartu su dirbtiniu intelektu. Per visą žmonijos istoriją įvyko daugybė technologinių revoliucijų. Tai ir tokio paprasto dalyko kaip ratas išradimas, po kurio sekė agrikultūros revoliucija, spaudos mašina, kuri paspartino žinių visuomenėje augimą, nes knygos nebebuvo tik prabangos prekė didikams. Bei šio tūkstantmečio naujovės, tokios kaip internetas, be kurio neįsivaizduojame savo kasdienio gyvenimo. Žvelgiant į šiuos istorinius įvykius, svarbu pastebėti tam tikrus atsikartojimus ir suprasti, kaip žmogus prisitaikė. Agrokultūros klestėjimo metais sumažėjo medžiotojų poreikis, o atsiradus spaudos mašinai nebereikalingos tapo raštininkų bei vienuolių paslaugos. O pramonės revoliucijos metu visuomenė patyrė ryškiausią poveikį, kai atsirado naujos arba išnyko senos profesijos. Pavyzdžiui, pramonės revoliucija sukūrė darbuotojų poreikį gamyklose, o tai pakeitė kaimo ir miesto santykius. Vėliau skaitmeninė revoliucija ir informacinių technologijų plėtra pakeitė mūsų darbo ir bendravimo būdą, dėl ko atsirado naujas profesijos, tokios kaip programuotojai ir interneto specialistai. Bet ar pastebi, kas sieja visus šios reiškinius? Ir kasgi? Žmogui kiekvieną kartą pavyko padaryti daugiau su mažiau. Arba kitaip žmogus išmoko būti produktyvesnis. Taigi žmogaus užduotis darbe labai paprasta – būti produktyviam, sukurti naują produktą ar paslaugą, ją parduoti ir galiausiai užsidirbti. Tik kaip visą šį egzistuojantį modelį sujokia dirbtinis intelektas? Kokia užduotis? Informatikos mokslų profesorius ir dirbtinio intelekto ekspertas Stuartas Russellas teigia, kad yra didelis skirtumas tarp užduoties žmogui ir dirbtinio intelekto sistemai. Štai paprasta užduotis – atnešti kavos. Algoritmai mūsų reikalauja aiškiai apibrėžti užduotis ir jos reikalavimus, kokią ir kiek kavos reikia atnešti, iš kur tą kavą paimti ir taip toliau. O problema visame šiame procese yra būtent aiškiai apibrėžta užduotis. Užduoties sąlygos iš esmės yra dirbtinio intelekto ribos. Ir pastarajam atėjusi kavinė jo misija yra nupirkti ir atnešti kavos. Tik štai, tarkim, kava kainuoja 150 eurų. Dirbtinis intelektas, jei nebuvo nurodyta suma, už kurią nupirkti kavą, nupirks. O žmogus šioje situacijoje padarys prielaidą, kad kažkas yra negerai, susisieks su užduoties autoriumi ir praneš, kad kava yra be galo brangi. Paklaus, ar tikrai turi tokį biudžetą ir ar tiesiog nupirkti kavos kitoje vietoje. Iš esmės žmogaus privalumas tai gebėjimas daryti prielaidas ir kvestionuoti procesus. Bei dirbtinis intelektas tobulėja ir keičiasi itin sparčiai. 1930-aisiais pramonės revoliucijos metais buvo panaudotas terminas technologinis nedarbas. Jei mašina gali dirbti, aš nedirbu. Arba aš neturiu darbo. Vis dėlto tai nėra viskas arba nieko klausimas. Ir klausti reikia ne tik technologijos kūrėjų, bet ir ekonomistų. O klausimas išlieka toks pat. Ar naujosios dirbtinio intelekto technologijos atims iš žmogaus darbą? Taip. Reikia suprasti ne tik, ko netekome, bet ir ką gavome. Svarbu aptarti ne tik industrijos paremtos dirbtinio intelekto technologiją, darbų tokių kaip duomenų analitikai, mokslininkai, mašininio mokymosi specialistai atsiradimą, bet ir netiesioginę įtaką. Verslai turės galimybę ne tik plėstis, bet ir kurti naujus produktus. Galiausia, konkurencijos dėka bus mažinamos kainos, dėl to sutaupyti arba perskirstyti pinigai leis pirkti naujus produktus ir paslaugas. Tai gali būti apsilankymai restoranuose, sporto renginiai, teatrai, koncertai ar būreliai vaikams
vaikams ir taip toliau. O šioje industrijoje taip pat reikės darbo jėgos, kurios negalės užtikrinti dirbtinis intelektas. Turime daugybę istorijos pavyzdžių, bet jeigu šis kartas kitoks. 2023 m. pabaigoje viena Lenkijos gėrimų įmonė pristatė direktorę CEO Mika, kuri yra dirbtinio intelekto robotas. Žinoma, pati technologija dar tik testavimo stadijoje, bet Mika atlieka tokias užduotis kaip įmonės strategijos ir augimo plano kūrimas. Taigi dirbtinio intelekto bosas rimtas reikalas, o vienas iš šio darbuotojo pliusų: jokių išeiginių, jokių atostogų, jokių biuletenių dėl ligos. Tai gal iš tiesų robotai užkariaus pasaulį? Ne viena kūrėja ši distopinė idėja žavi ir persekioja jau metus. Pameni OpenAI įkvėpėją Wall-E, distopinį pasaulį, kur žmonės robotų vežiojami iš vietos į vietą. Rizikų tikrai yra, tačiau bijodami to, ko negalime kontroliuoti, rizikuojame prarasti tai, ką iš tiesų galime, o galime mokytis ir mokyti. Štai įdomus pavyzdys, kuris leis suprasti, kad tiek dirbtinis intelektas, tiek žmogus yra priklausomi vienas nuo kito. Nesenai atliktas tyrimas parodė, kad dirbtinis intelektas yra linkęs pats save suvalgyti, lygiai taip pat kaip telefoninio žaidimo gyvatėlė žaidimo finale. Gyvatėlė auga ir auga, kai galiausiai nebetelpa žaidimo rėmuose ir kanda pati savo į uodegą. Panašiai ir dirbtinis intelektas. Jis mokosi iš duomenų, kuriuos randa internete. Tačiau dabar internetas perpildytas dirbtinio intelekto sukurto turinio. Nuotraukų, video, klipų, muzikų ir tų pačių tekstų. Tyrinėtojai pastebėjo, kad dirbtiniui intelektui pateikiant dirbtinio intelekto paruoštus tekstus, jis atsakymus pateikė paprasčiausias nesąmonės. Pateikus klausimą apie senovės architektūrą, gautas atsakymas kalbėjo apie triušius. Taip, technologijos tobulėja ir žmogus tobulina dirbtinį intelektą. Ir šis potencialiai gali išmokti mokytis iš savęs, o žmogus, atidavęs savo civilizacijos raidą technologijai, vis tiek susidurtų su vis atsinaujinančia problema. O ji atsinaujina su kiekvieno žmogaus naujagimiu. Anksčiau minėtas profesorius Stuartas Russellas teigia, kad žmogus visuomet turės išmokyti kitą kartą, o to padaryti negalės mašina. Įdomu, ką dabar besimokantis galvoja apie savo ateitį? Kokie klausimai svarbus jiems? Manau, Ridas turi surinkęs ne vieną klausimą. Sveikos! Apie ateities profesiją svarsto ne vienas mokinys. Todėl tai, kaip dirbtinis intelektas gali nulemti profesijos pasirinkimą, aktualus klausimas. Be technologinių įgūdžių reikalingos ir kitos žmogiškosios kompetencijos, tokios kaip adaptacija ir nuolatinis mokymasis, socialiniai įgūdžiai ir emocinis intelektas. Nors technologijos gali atlikti daug užduočių, žmonių gebėjimas suprasti ir bendrauti su kitais žmonėmis išlieka svarbus. Tai apima empatiją, konfliktų sprendimo gebėjimus ir gebėjimą dirbti komandoje. Jeigu nori toliau gilintis į tai, kas laukia tavęs profesinėje srityje ateityje, siūlau paklausyti Deivido tinklalaidę. Laidos pašnekovė Karolina papasakos apie ateities specialybės ir kaip jas pasirinkti, bei atsakys į Rido paruoštus Blitz mokinių klausimus. Sveiki visi, ačiū Meida ir Liepa už nuostabų pristatymą. Ir aš esu Deividas Matačiūnas, Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narys ir pristatau mūsų antrą podcast'o epizodą Ateitis čia ir dabar. Ir šiandien turiu nuostabę viešinę, Svirl.ai vykdančią direktorę ir Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narę Karoliną Griciūnę. Labas, Karolina. Labas, Deividai. Tai pirmas klausimas, gal pažvelkim, kadangi kalbėsim apie ateitį, gal pažvelkim biškį praeitį, tai gal galėtum papasakoti savo karjeros kelią, kaip būtent atsiradai būtent dirbtinio intelekto ir duomenų srityje. Tai tikriausiai viskas prasidėjo dar studijų metu. Aš studijavau kompiuterinę fiziką ir modeliavimą. Ir taip nutiko, kad studijas baigiau tuo metu, kuomet duomenų mokslas, dirbtinis intelektas, jis apskritai atsirado rinkoje. Čia gal reikėtų paminėti, kad dirbtinis intelektas pasaulyje yra seniai, mes jį žinome ir algoritmus turime seniai, bet taip nutiko, kad jis išpopuliarėjo rinkoje tuo metu. Ir kadangi mano specialybė buvo tokia, aš tuo metu dirbau modeliavimo analitikė, tikriausiai tokios rolės kaip duomenų mokslininkas net nebuvo. Ir taip pradėjau dirbti. Tai gal ir kurioziškai, nes tuo metu ta rolė kilo ne iš poreikio, o iš mano noro daryti kažką panašaus, ką dariau universitete. Bet galiausiai pasaulis sužinojo apie dirbtinį intelektą, duomenų mokslą kaip po specialybę ir aš tame jau buvau.
Kaip pasikeitė visas duomenų mokslas, kada pradėjai, kada jo iš tikrųjų net nebuvo įmonėse ir nuo to visą tą kelią praėjus iki dabar, kaip dirbtinis intelektas ir duomenų mokslas yra tiesiog ant bangos ir visi kalba apie tai? Iš tiesų, pokytis yra didžiulis. Tuomet, kai mes pradėjome, aš labai gerai pamenu, buvo tikriausiai vienas kursas Coursera platformoje, kuris mokė kažko panašaus į dirbtinį intelektą arba bent jau principų dirbtinio intelekto. Tai tuo metu buvo tikriausiai didelis iššūkis pritaikyti patį paprasčiausią algoritmą, surasti duomenų, tinkamų duomenų ir sukurti patį paprasčiausią produktą dirbtinio intelekto, kas dabar atrodytų ir jau mums infrastruktūriškai leidžia padaryti tai per kelias sekundės, tai tuo metu tai užtrukdavo ilgas savaitės, tikriausiai gal net ir mėnesius. Tai iš tikrųjų pokytis yra didžiulis ir būtent tas sritis technologiškai labai vystėsi, bet į ką aš labai mėgstu atkreipti dėmesį, kad kultūriškai labai vystėsi. Ir tuo metu, tai gal buvo 2013, 2014, 2015 metai, labai kalbėjo apie tai, kad duomenų mokslininkai yra mokslininkai, tai yra kažkokie herojai, jie sprendžia visas neįsprendžiamas problemas ir tuo metu iš tikrųjų ir verslo požiūris toks buvo į duomenų mokslininkus, bet taip pat ir pačių duomenų mokslininkų buvo tokia pozicija, kad mes ateiname spręsti pačių sunkiausių problemų, kurių niekas nesugeba įspręsti. Tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad dabar jau atsirado ir geresni apibrėžimai būtent duomenų rolių, bet ir tas kultūrinis pokytis, jisai viską dėlioja į lentynėlės. Ir per tuos 10 metų labai daug viskas keitės, atsirado, kaip sakai, tu pradėjai nuo kažkokio modeliavimo, tada vystės tos specialybės ir jų dabar yra tikrai daug. Tai gal galėtum man papasakoti ir tikriausiai žiūrovams būtų įdomu, kuo skiriasi, tarkim, duomenų analitikas, duomenų mokslininkas ir duomenų inžinierius. Tai labai džiaugiuosi, kad kalbame šiandien, jau kai galima atskirti. Ir čia vėlgi reikėtų paminėti, kad tikriausiai ne visose įmonėse dar ir atsiskyrė. Taip. Ir nebūtinai turi atsiskirti, bet, tarkim, jeigu prieš kokius 5 metus būtų manęs paklausę šito klausimo, tai dar tos ribos jos buvo, na gal ne tiek pačios ribos, kiek ta interpretacija, kaip mes suprantame, kas tai yra. Tai gal pradėkim nuo duomenų analitikos, kas buvo tikrai daug seniau. Tai yra žmonės, kurie analizuoja duomenis, žiūri į duomenis ir bando kažką suprasti ir pasakyti kitiem. Dažniausiai jie naudoja kažkokius statistinius metodus, matematiką, bando suprasti, ką tie duomenys gali pasakyti įmonei. Duomenų mokslininkai, vėlgi tai yra apibrėžimo klausimas, bet dažniau jie jau kūrė kažkokį produktą. Tai gali būti algoritmas, kuris apjungia duomenų paruošimą, duomenų analizę tą pačią, bet jis jau duoda kažkokią prognozę. Jis gali kažką pasakyti apie ateitį. Dar mes turim duomenų inžinierius. Taip. Vėlgi šitą rolę nuostabi, ji kilo iš poreikio, todėl kad anksčiau duomenų mokslininkai bandė daryti viską. Čia tikriausiai kaip labai senais laikais gydytojai buvo tie, kur vienas gydo visą kaimą. Tai su duomenų mokslininkais tikrai buvo taip, nes būdavo vienas duomenų mokslininkas įmonei ir visi eidavo ieškoti kažkokio stebuklo tenai ir laukti stebuklo. Tai duomenų inžinieriai jie atsirado iš poreikio, kai suprato, kad duomenų mokslininkas vis dėlto negali visko padaryti ir tas duomenų paruošimas jisai tapo daug svarbesnių elementų ir atsirado poreikis tvarkingiam duomenim atsirasti ir atsirado poreikis tuomet, kuomet atsirado kažkokios prognozės, atsirado poreikis turėti tas prognozės kiekvieną mėnesį, o ne tada, kada pavyksta. Tai tokios rolės ir iš tokių paskutinių metų, bet čia tikrai nesusijęs su ChatGPT, tai tikriausiai yra mašininio mokymosi operacijų inžinieriai.
kurie yra atsakingi už visą infrastruktūrą. Tai šiaip visai organiškai vystėsi duomenų sritis, nes jinai vystėsi iš to tokio poreikio, pradedant nuo to vieno gydytojo, kuris visus gydė, baigiant iki to, kad mes turim labai aiškias jau specializacijas. Ir dar tas tikrai vystėsis į priekį. Supratau. Tai labai iš tikrųjų įdomu ir visos tos 3 specialybės yra kažkiek skirtingos, kaip tu gali pradėti savo karjeros kelią būtent jose. Gal gali duoti kažkokių įžvalgų, kaip žmogus, kuris ką tik atėjęs į darbo rinką arba renkantis tik tai specialybę, galėtų, nori būti duomenų analitiku arba duomenų mokslininko. Tas mokslininkas žodis yra toks labai įdomus, tai ką mums reikėtų daryti? Tai vėlgi, tos rolės ir sritis, jos jau yra pakankamai skirtingos. Ir vienokius patarimus galėčiau duoti tiem, kurie nori būti duomenų inžinieriais. Ir visai kitokius, kurie nori būti duomenų mokslininkais. Tai duomenų mokslininkai vis dėlto tai yra tyrėjo darbas. Ir gal ta bendra tokia tendencija, kad mes dabar apie duomenų mokslą kalbame kaip apie kažkokį technologinį labai darbą, apie tai, kad mes rašom kodą ir tas natūraliai, tas natūraliai vystėsi, nes atsirado daugiau duomenų, bet vis dėlto tai yra tyrėjo darbas ir tai yra apie klausimų kėlimą, tai yra apie ieškojimą, kaip galima panaudoti tam tikrus algoritmus ir iš praktinės pusės, vėlgi prisimenant tos tikrai šimtus interviu, kuriuos aš esu turėjusi ir kiek aš esu mačiusi jaunų žmonių, tai labai dažniausiai tikriausiai klaida būna, kad padaro užduotį, namų darbą, bet atsako visai ne į tą iškeltą klausimą, kuris buvo. Ir dabar tikriausiai, kai mes kalbamės, mes abu juokiamės, nes mes žinom, kad čia labai dažnai tai būna, kad mes padarom kažkokį dirbtinio intelekto sprendimą ir jis nėra naudingas. Tai aš vis tik šitoj vietoj būčiau konservatyvi, aš siūlyčiau jauniam žmonėm pasirinkti universitetą pradžioje. Ir kodėl? O todėl, kad universitetas jis lavina bendruosius gebėjimus. Ir ypač kalbant apie tai, kur linksta dirbtinis intelektas, kaip atsiranda poreikis dabar ir teisės, ir sociologijos, ir psichologijos dirbtinėme intelekte. Tai aš manau, kad bet kuri specialybė gera, universitetinė, ji duos labai gerą pagrindą. O ko po to jau reikės, tai susiras kiekvienas žmogus individualiai. Ir čia gal irgi labai norėčiau tokį patarimą jaunimui duoti, kad rinkitės tai, kas jums yra miela. Ir man yra labai žavu sutikti žmonės, kurie baigė chemiją, sociologiją, ekonomiką. Ir jie ateina į dirbtinio intelekto sritį, jie nuostabiai tenai pasirodo, nuostabiai dirba, kuria vertę ir jie kuria vertę vien todėl, kad jie dar turi ir kažkokį kitą išsilavinimą ir tai leidžia jam turėti dar kitokią perspektyvą. Tai reikia rinktis tai, kas miela širdžiai. Bet vis tiek matematikos tu neišvengsi šitoj srityje. Bet kuriuo atveju ir statistikos matematikos tai yra pagrindiniai principai. Ar yra dar kažkokių įgūdžių, kuriuos tu galėtum sustiprinti, ateinant į universitetą arba einant prieš jau pabaigus universitetą, kad man reikės kažkokių programavimo kalbų ar statistikos specifinių žinių sustiprinimo, kad tu galėtum geriau pasirodyti? Jeigu dabar kalbame apie duomenų mokslą, nes vėlgi duomenų inžineriją jau visai kitaip ten reikia ruoštis. Jeigu kalbame apie duomenų mokslą, galbūt šiek tiek apie duomenų analitiką, statistikos neišvengsim ir nereikėtų jos vengti. Išvengti galima, bet nereikėtų jos vengti. Nežinau, iš tiesų, nes... Programavimo kažkokių pradmenų vis tiek reikės. Taip, kažkokios kalbos. Ir visose specialybėse nuo analitiko tikriausiai žinot programavimo nepakenks, taip?
Jeigu taip atvirai dabar, kai atsirado ChatGPT ir kiti įrankiai, aš nebūčiau tokia tikra. Okay. Ar apskritai gerai tai suvokti ir suprasti, kokiu principu veikia dirbtinis intelektas, jeigu jau žmogus nori dirbti su dirbtiniu intelektu, tai aš sakyčiau vienareikšmiškai taip. Ar galima sėkmingai išvengti? Irgi sakyčiau, dabar jau linkstu link to, kad galbūt galima, bet dar kelis metus tikriausiai vertėtų pasimokyti. Jeigu taip tokį klasikinį žiūrėtumėm, tai yra apibrėžimą, tai yra programavimas, statistika, tos būtent srities žinios kažkokios ir viskas, ar ne, pagal tą yra Veino diagrama. Tai dabar turiu tau klausimą iš mūsų jauno kolegos moksleivio Rido. Tai ar jaunas žmogus gali būti ramus dėl savo ateities karjeros, jei taip greitai vystosi dirbtinis intelektas? Kokių priemonių imtis, ką mokytis, jog ateityje nereiktų jaunintis dėl nepaklausios profesijos? Tai visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jauni žmonės gali būti ramus. Aš net su tokiu baltų pavydu žiūriu jaunus žmonės, nes kuomet mes pradėjome, kaip ir pasakojau, mes pradėjome nuo tokių dalykų, ką dabar užtrunka padaryti 10 minučių, mes darėme mėnesį. Tai yra nuostabus laikai, yra daug įrankių, kurie gali padėti jaunimui. Tikrai ne visi turi būti dirbtinio intelekto specialistais. Tikrai netgi atsiradimas to paties ChatGPT ir visų kitų modelių, kurie apima daug daugiau ir gali padaryti daug daugiau, jie įgalina daug daugiau specialybių judėti į priekį. Tai aš manau, kad nerimauti tikrai neverta. Dėl nepaklausių specialybių, tai tikriausiai vėlgi galiu pasidalinti savo patirtimi, kai aš rinkausi specialybę, aš pasirinkau fiziką ir tai buvo labai nepaklausi specialybė ir ji tapo labai paklausia specialybė. Tuo metu buvo paklausi teisė ir vadyba, tai tikriausiai viskas sukasi ratu ir kažkaip labai tiksliai prognozuoti 10-mečių priekį nepavyks šį kartą. Bet aš kažkaip manau, kad atsiras visada paklausių specialybių ir vėlgi universiteto studijos dar negarantuoja, kad tai ir bus ta specialybė, su kuria žmogus liks visą savo likusį gyvenimą. Tai kalbant apie specialybės, dar vienas moksleivio klausimas, tai kaip dirbtinis intelektas paveiks darbo rinką? Ar sukurs daugiau darbo vietų, ar daugiau bus prarasta, ar būtent sukurtos darbo vietos turės prisiderinti prie dirbtinio intelekto tobulėjimo? Šiaip, ką aš pastebėjau, kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo kūriamas arba naikinamas darbo vietas, tai daugiausiai kalba politikai. Aš negirdėjau, kad patys dirbtinio intelekto specialistai inicijuotų tokias kalbas. Tai manau, kad gal ir būtų gerai, jeigu ir tai liktų gal politikos fone. O jeigu atsakant į šį klausimą, natūraliai kai kurių specialybių neliks, taip kaip ir atsiradus elektrai kai kurių specialybių neliko, taip kaip ir atsiradus kompiuteriams kai kurių specialybių neliko. Gal realybė bus tokia, kad specialybių tam tikras funkcijas arba tam tikrą dalį atliks dirbtinis intelektas ir atsiras laiko daryti kažkam kitam. Tai aš manau, kad neskaičiuosime ir nedėliosime profesijų ant svarstyklių ir nesakysim tiek sukūrė, tiek sunaikino, o toliau gyvensime su ta patirtimi, iš tikrųjų, kad dalis specialybių jos atsiranda ir dalis dingsta. Kalbant apie karjerą, vienas pagrindinių žingsnių yra ta pirma darbovietė, kurią tu ateisi ir kiek tu joje išmoksi. Tu esi pati mentorė, daug mentorauji ir moksleiviam, ir studentam. Kokius patarimus jiems duodi prieš renkantis pirmą darbovietę? Nes vis tiek tai yra kažkoks atskaitos taškas, nuo kurio tu tobulėsi ir arba pasirinksi gerą įmonę, kur turėsi stiprų mentorių, kuris galės to padėti tobulėti labai greitai, ar pasirinksi tokį, kur reikės pačiam ieškoti to kelio. Tai čia dabar savo profesinę paslaptį turi atskleisti, ką aš sakau.
Gerai, atskleisiu. Tai pirmą, ką sakau jauniems žmonėms, kurie ieško pirmo darbo, ypač nes tai tikrai yra sudėtinga, aš sakau, kad nepamirškite, kad visų pirma jūs renkatės darbą, ne darbas jūs renkasi. Tai yra labai svarbu pasirinkti įmonę, atkreipti dėmesį į įmonės kultūrą. Ir tada jau mes kalbame daugiau apie konkretaus žmogaus poreikius, galbūt charakterio savybės ir tai, koks darbas tiktų. Nes vėlgi grįžtant į dirbtinio intelekto kontekste, yra tokių įmonių, kur vis dar yra vienas žmogus, kuris viską daro. Tai tuomet tikriausiai bus daugiau to tokio atradimo džiaugsmo ir kad aš padariau, aš sukūriau ir tas pokytis nuo nieko į kažką, jis yra ir malonus ir jisai gali būti pakankamai greitas. Bet tuomet nebebus mentorystės, nebus iš ko mokytis. Tas irgi yra labai svarbu. Taip, ir bus galimai vienatvė. Kitas variantas yra ateiti į didesnę įmonę, kurioje yra dirbtinio intelekto galbūt strategija, galbūt yra direktorius, kuris užsiema vien dirbtinio intelekto mokymu, produktų kūrimu ir tuomet tokioje aplinkoje yra visai lengva augti, bet tai tuo pačiu reiškia, kad jau daug sprendimų yra padaryta ir ką reikės daryti, tai tikriausiai pagerinti kažką ir tada progresas jis yra daug lėtesnis, gali būti šiaip lėtesnis, nebūtinai tai bus ir tuomet jau yra daugiau apie komandą, komandinį darbą, tai vėlgi nėra kažkuris geras ir kažkuris blogas variantas, žmonės turi rinktis pagal tai, kokie jie yra ir ko jie tuo metu nori. Bet dar turim keletą klausimų iš mūsų moksleivių, tai kokių profesijų neliks, nes jas pakeis dirbtinis intelektas, kokias profesijas pakeis jau greitų metu? Aha, čia geras klausimas ir aš nedrįsiu spėti šitoj vietoj, kokios konkrečios profesijos neliks, bet kalbant bendrai, kokių profesijų neliks. Tai ką darė istoriškai kompiuteriai, gal pradėkim nuo elektros, po to ką darė kompiuteriai, tai tendencija yra tai, kad yra pakeičiami tie darbai, kurie yra pakankamai arba mechaniniai, arba lengvai automatizuojami. Tai aš manau, kad ten, kur yra mažiau kūrybos, kur yra daugiau tokio darbo atlikimo, galbūt kažką reikia suskaičiuoti, kažkur kažkokias duris atidaryti, kažkur kažką išleisti, dabar kažkodėl man mintise gamybos linijos yra, kur tikrai jau daug kas yra automatizuota, būtent robotikos, tai aš manau, kad dirbtinis intelektas jis atneša tą sprendimų priėmimo elementą. Tai gal kažkur, kur sukti kairį į dešinę, vėl dabar galvoju apie automobilius, bet čia truputį sudėtingesnė tema, tai ten, kur tokie paprastesni sprendimai, manau, tie darbai ir gal netgi vėlgi pakartosiu, tų specialybių dalis kažkokios, jos bus automatizuotos. Taip. Okay. Turim dar vieną, labai panašų. Kokių sričių specialistai bus ypač reikalingi tolimesniam dirbtinio intelekto tobulėjimui? Kažkodėl noriu pradėti nuo tokio nuvilimo, nes kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir apie dirbtinio intelekto specialistus, mes vis dar galvojam apie algoritmų vystymą, apie tokią kūrybą, apie kažkokią super sudėtingą matematiką, apie tai, kas yra sunkiai pasiekiama, apie kažkokį tokį ypatingą darbą. Tai to bus labai mažai. Ir to ir buvo iš tikrųjų mažai. Aš taip drįsčiau spėti, sakyti, kad tai apie 1% visų darbų dirbtinio intelekto yra susijęs būtent su tais darbais, kur yra kuriami nauji algoritmai. Kas atsiras didžiulis poreikis dirbti su didžiaisiais kalbos modeliais ir jų pritaikymu. Tai vėl čia tikriausiai reikėtų akcentuoti, kad duomenų mokslininkai jie dažniausiai dirba su algoritmų pritaikymu verslui, viešajam sektoriui. Ir tikriausiai atsiras dar labai didelis poreikis kalbėti apie
duomenų kokybę, apie sąžiningumą, apie skaidrumą, apie etiką dirbtinio intelekto, atsiranda dirbtinio intelekto teisė. Tai vėlgi atsiranda tokių ir sričių, kurios iki šiol jos kaip ir buvo, bet jos nebuvo tokios svarbios. Ačiū tau labai, Karolina, ir ačiū jums visiems, kurie žiūrėjote, ir iki kitų susitikimų. Viso. Ateitį kuriame patys, o dirbtinis intelektas te gali mums padėti tobulėti savo pasirinktoje srityje. Kitoje laidoje kalbėsime apie dirbtinio intelekto teisę ir etiką, kokie veiksmai pasitelkiant dirbtinį intelektą teisėti, o kokie abejotini, kada dirbtinis intelektas šališkas priimant vienokius ar kitokius sprendimus.